Sulaukėme 4 numerio mūsų žurnalo ir mano galva tai yra šioks toks įvykis tiek mūsų bibliotekai ir viešosios žydų bibliotekos labdaros ir paramos fondui, na ir asmeniškai galbūt ir man, nes tai yra pats pirmas fondo leidinys ir juo mes liktai atidarom tokią leidybinę fondo veiklą. Štai yra 4 numeris, o pirmieji 3 liko, pasakyčiau, visai nepastebėti. Nebuvo nei pristatymų, nei ypatingo platinimo, jie kažkur ištirpo tie pirmieji numeriai ir jokios spaudos, jokių atsiliepimų, aš net nežinau, kaip žmonės priėmė tos žurnalus. Nors iš artimųjų, iš bičiulių, iš tų, kurie skaitė, girdėjau teigiamus atsiliepimus. Šį kartą bus kitaip. Ir tai rodo būtent tas faktas, kad mes tą žurnalą šiandien pristatom. Pagal buvusio spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktoriaus pageidavimą žurnalas eina 2 kalbom. Tai dvikalbis leidinys. Tačiau jeigu pirmieji numeriai buvo leidžiami lietuvių kalba su santraukom prancūzų kalba, tai šį kartą mes nutarėm leisti atskirai lietuvišką numerį, štai Brasta, ir numeris anglų kalba, tas pats pavadinimas, išverstas į anglų kalbą ir atrodo visiškai kitaip, nes skaitytojas yra kitoks. Dar tas numeris skiriasi tuo, kad jis yra teminis. Pirmieji numeriai buvo tokie, sekretiški, galima buvo pasakyti, integruoti. Ir tas atitiko leidinio pavadinimą. Pirmam numerį aiškinau, kodėl leidinys pavadintas Brasta. Tai yra gili potekstė to pavadinimo, nes kai pradėjau domėtis ir rašyti žydų istorijos ir kultūros klausimais, pastebėjau, kad labai daug nugarmėjo į labai gilią nebūtį ir yra visiškai nepasiekiama. Tiek žmonių vardai, tiek jų darbai visiškai ištirpo ir yra pražuvę visiškai. Todėl kilo klausimas, kaip tą leidinį pavadinti. Labai paplitęs yra toks pavadinimas kaip tiltai. Tiltai tarp dabarties ir praeities, bet viena mano kolegė pasakė, koks gali būti tiltas, kad visi tiltai jau sudeginti, Brastos, sako, reikia ieškoti. Ir tada man toptelėjo į galvą tokia puikia mintis, kad tik tas, kas yra arti paviršiaus, tas yra pasiekiama. Ir tai, ką mes galim išgauti iš tos nebūties upės, iš užmaršties upės, tai yra vertinga medžiaga ir reikia ją parodyti. Todėl taip aš pateisinu tą pavadinimą. Be to, pastumėjo prie šito sumanimo skirti visą leidinį Lietuvos Jeruzalės gydytojams, medikams, kad keliolika metų tas projektas buvo puoselėjimas daktaro Zako, kuris ir buvo sumanytojas to projekto, ir nebuvo įgyvendintas. Tam buvo daug priežasčių, ir finansinių, ir susijusių su autorystėm. Nebuvo autorių, kurie būtų galėję parašyti tinkamai. Ir gavosi toks kratinys, su kuriuo turėjom labai ilgai dirbti, darbavomės keli žmonės, bet vienas išvyko, kitas dėja ir pats daktaras paliko šį pasaulį. Ir taip liko ta medžiaga nesukultūrinta ir neparengta. Tuomet jau buvau surinkus nemažai medžiagos aktualios ir nutariau parodyti Lietuvos žydų medikų veidą, kas skiria gydytoją, kuris yra žydų kilmės, nuo šiaip apibendrinto gydytojo paveikslo.
pasirodo, kad yra kažkokių savybių, kažkokių bruožų, būdingų būtent žydams gydytojams, kurie skiria juos nuo kitų gydytojų. Tas labai sudomina ir pradėjau ieškoti biografijų ir visokios medžiagos. Ta ir surinkau. Ir kad būtų aišku, koks yra sumanymas, įžanginis straipsnis yra Davido Ščiupako apie žydų mediciną ir etiką, kad etika yra žydų medicinos pagrindas. Labai turiningas, įdomus daktaro Ščiupako straipsnis, kuris atidengia šitą numerį. Toliau, bedirbant, visada iškyla kažkokių problemų ir klausimų. Labai rūpėjo išsiaiškinti tokią skaudžią istoriją kaip žydų kosmopolitų bylos Lietuvoje. Kiek liko čia žmonių menančių tą laikotarpį, o tai buvo 1948-52 metais antikosmopolitizmo kampanija, kurią varė Sovietų Sąjunga, yra žmonių, kurie atsimena tą laikotarpį, bet visi vieningai teigia, neva Lietuvos tas nepalietė. Šito negalėčiau įsivaizduoti, kaip gali nepaliesti Lietuvos, jeigu visa Sovietų Sąjunga nukentėjo labai smarkiai nuo stalininio teroro. Kažkiek prisimenu iš vaikystės miglotų pasakojimų, kad tą atleido iš darbo, šitas išėjo iš darbo, tas pakeitė darbą. Paskui, kai pradėjau domėtis, tai atsiverė visiška bedugnė, kad ne tik nebuvo nukentėjusių, jų buvo labai daug. Buvo ir įkalintų, buvo ir žmonių, kurie susirgo nuo to pažeminimo ir visokių dalykų. Todėl ėmiau rinkti tą medžiagą. Čia, aišku, kelias buvo vienas į KGB archyvą ir ten suradau šiurpios medžiagos apie žydų gydytojus, kurie nukentėjo nuo sovietų valdžios. Tai buvo 2 kart teistas už dalyvavimą sionistinėje organizacijoje ginekologas Isakas Levitanas ir supūdytas Sibire profesorius Benjaminas Zacharinas, kuriam atkeršijo buvę Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo kaliniai komunistai, nes profesorius Zacharinas savo pažiūrų ir savo nuomonės apie bolševikų valdžią neslėpė niekada. Tas man nekainavo kažkiek sveikatos ir sudėjau į tą apysaką, į tą medžiagą, gal pusę metų. Ir gimė tokia medžiaga gydytojų bylos Lietuvoje. Aišku, medžiagos yra daugiau ir ten yra labai įdomių psichologinių pastebėjimų, jeigu kas skaitys, atkreipkite dėmesį. Kolegos, medikai niekada nešmeižė savo kolegos gydytojo. Ir tai šį kartą, kalbant apie profesoriaus Zacharino procesą, tai yra visiškai nesunku, nes jie kalbėjo tiesą. Tai buvo gerbiamas žmogus, puikus gydytojas, geras chirurgas, visokių ten įdomių ir turiningų mokslinių darbų autorius, profesorius, kuris dėstė universitete ir išaugino ne vieną gerą onkologą ir chirurgą. Visi mokiniai, visi kolegos labai teigiamai liudijo teisme, bet nepaisant to, teismas nuteisė žmogų kalėti Sibire 10 metų, ypač sunkiom sąlygom, Mordovijos lagerį politiniams kaliniams, kur profesorius Zacharinas mirė 52 metais, nesulaukęs net Stalino mirties. Tai baisi, graudi istorija. Ir svarbiausia, kas mane stebino, iki šiol yra žmonių, kurie neigiamai apie jį galvoja. Tas mane paragino domėtis labai giliai šią istoriją ir labai esu dėkinga profesoriui daktarui Arūnui Bubniui už vieną sakinį, už vienintelį sakinį,
jo medžiagoje apie Kauno getą, kad ištremti, deportuoti į Dachau stovyklą tokie ir tokie žmonės, tokiom ir tokiom sąlygom kalėjo. Profesorius Zacharinas stengėsi jiems padėti. Ir už šitą sakinį esu be galo dėkinga, nes jis nusako visą to žmogaus esmę. Šiam straipsnėje pabrėžta, kaip sunkiom sąlygom Dachau stovykloje, būdamas gydytojas, profesorius Zacharinas išsaugojo tą stovyklą. O tai buvo labai sunku. Pamatysit, kai skaitysite. Galima apie kiekvieną straipsnį kalbėti labai ilgai, bet tai yra, sakysim, užskliaustų, tai yra darbas, kuris yra būtinas dirbant su medžiaga. Ne visi autoriai suprato savo tokią užduotį. Daugelis siuntė enciklopedinės žinias. Gimiau, studijavau, važiavau, taip toliau, apsigyniau, neapsigyniau, dirbau ir visas savo CV. Tokius straipsnius tekdavo grąžinti ir paaiškinti žmogui, ko iš jo norima. Norima pamatyti jo veidą, jo žmogišką veidą. Ir žinot, kaip atsiveria žmonės po tokio prašymo, jie pradeda visiškai kitaip rašyti. Todėl gavau nuostabų rašinį iš Felikso Kovnerio, kuris gyvena dabar Izraelyje. Anksčiau tai buvo sausas toks išvardinimas pareigų, o pareigybių visokių Feliksas Kovneris turėjo ypač daug, nes jis ir daktaras, ir habilituotas daktaras, ir onkologas, ir visokių kitų profesijų atstovas. Ir štai, kai jis parašė prisiminimus apie savo studijas medicinos fakultete, visiškai išaiškėjo jo žmogiškas veidas ir labai įdomus, pasakyčiau. Tas pats galima pasakyti apie urologo Leono Glikmano straipsnį, kuris tiesiog man atsiuntė šūsnį dokumentų. Ir iš tų dokumentų mūdu drauge lipdėm gana įdomų straipsnį. Ir svarbu buvo paįvairinti tą pasakojimą. Taip aš suprantu savo užduotį, kaip redaktorės ir kaip kažkokios vieningos vizijos žmogaus. O vizija yra būtent parodyti, kaip tie žmonės gyvena, kaip jie trupučiuką vis dėlto skiriasi nuo kitų žmonių. Ir čia labai praverčia toks straipsnis kaip Belas Krasko apie gydytojų pomėgius. Ir toks jis trupučiuką žaismingas, bet įdomu skaityti, kuo domisi tie žmonės. Paprastai norėjau, kad iš to leidinio iškiltų toks gydytojo žydo įvaizdis, koks tai yra žmogus. Visų pirma, eruditas, visų pirma, savo profesijos riteris, žmogus, kuriam rūpi jo būtent darbo reikalai. Čia ir psichiatras Kašinevskis, kuris išeiginę dieną bėgdavo į ligoninę pamatyti savo ligonius, negalėjo praleisti tokios dienos. Čia ir kitokių yra žmonių, kurie rūpinosi savo ligoniais, kas ne visada tilpdavo į jų darbo rėmus, jų žmoniškumas. Todėl ta medžiaga, ji taip trupučiuką slenka nuo pradžios iki pabaigos. Ir kuo arčiau pabaigos numerio, tuo paprasčiau ir žaismingiau darosi ta medžiaga. Todėl užbaigiau būtent labai žaismingų daktaro Štarko. Štai Ješua Štarkas, gyvenantis Izraelyje, žmogus, kuriam greit sueis ir 100 metų. Labai įdomus, žaismingas apsakymas iš jaunystės prisiminimų ir reprodukcija, kuri vaizduoja Asios Vytėnienės akvarelę. Asė Vytėnienė, būdama jau nebejauna, ėmė studijuoti tapybą ir padovanojo pasauliui, savo draugams ir muziejams didelį pluoštą puikių akvarelių, tapybos darbų, keramikos. Ir žmonės teigia, neva jos darbuose užkoduota kažkokia gydomoji jėga.
nes kitaip ir negali būti. Žmogus visada įdeda savo sielą į savo darbą. Štai taip atrodo tas numeris, kurio viršelėje dėjau ne visus, bet daug vakarų Europos universitetų su emblemom. Čia yra tos mokslo įstaigos, kur studijavo Lietuvos jaunimas, o dauguma studijuojančių ten buvo žydų jaunimas, nes ne visada galėjo įstoti į Kauno medicinos institutą arba į universiteto medicinos fakultetą. Buvo ir procentinė norma, buvo ir nenoras priimti žydų tautybės jaunuolių, jiems priekaištavo neva kažkokius fizinius defektus, chirurginius ir panašiai. Bet to nebuvo. Ir jie išėjo mokslus Italijos, Vokietijos, Prancūzijos, Anglijos universitetuose, paskui sugrįžo į Lietuvą ir čia praktikavo labai sėkmingai. Ne visų gyvenimai susiklosti sėkmingai, bet kai kurie išvengė tragiško likimo ir praktikavo po karo, kiti net išvykę į Izraelį ten praktikavo ir užėmė labai aukštus postus. Ne viską, ką turėjau, ką galėjau, sudėjau į šitą žurnalą, nes kai kuri medžiaga iškeliavo į knygą, kurią ruošia leidykla, ir ten bus tarsi medžiaga, kuri papildo šitą pagrindinę mintį. Nežinau, kokia tai bus knyga ir kokia tai bus medžiaga, ar ji bus kažkaip sujungta, bet skaitytojus prašyčiau atkreipti dėmesį, kad čia nuosekliai yra kažkaip plėtojama viena idėja. Žydų gydytojo veidas, jo asmenybė. O kasgi kuria istoriją? Aišku, asmenybės. Labai būčiau dėkinga išgirsti kažkokias nuomonės, atsiliepimus, nes tas skatino tolesnį darbą, o darbo bus. Dabar tas leidinys, kuris anksčiau ėjo kartą per metus kaip almanachas, laukiama, kad jis bus 2 kartus per metus, tai bus žurnalas, periodinis leidinys, kurį galima užsiprenumeruoti. Todėl man atrodo, kad veikla nebus nutraukta. Ačiū, viso gero.